Labadiena. Pradedame kursą Skaitmeninė verslo aplinka. Primenu, kad kursas yra parengtas projekto ES verslumo tinklas, sutrumpintai EFEB metu, finansuojamo pagal ES programą Erasmus+. Europos šalių nevyriausybinės organizacijos parengė 17 webinarų, kuriuos lietuvių kalba jūs kviečia klausytis Viešosios įstaigos socialinių inovacijų centro mokymų vadovė Vilma Tubutienė. Šis kursas yra parengtas pagal Esteem Didžiosios Britanijos partnerio medžiagą. Šiandien tęsėme B temą – smulkus bei vidutinis verslas ir skaitmeninė ekonomika ir siūlome klausytis antrąjį šios temos kursą – skaitmeninė verslo aplinka. Kviečiame išklausyti ir kitus šios temos kursus. Mes kalbėsime šiandien apie 6 žingsnius pasirengti internetiniam marketingui, aiškinsimės, kaip sustiprinti kasdienius marketingo įrankius, aptarsime socialinį arba socialųjį marketingą ir išsiaiškinsime, kokios priemonės skatina klientų pasitikėjimą. Jei jau turite verslo idėją, reikia pasirengti internetiniam marketingui. Tai svarbi jūsų verslo sėkmės dalis, kadangi internetas tai greičiausias ir veiksmingiausias būdas pasiekti potencialius vartotojus. Skaitmeniniai komunikacijos ir marketingo būdai veikia žymiai greičiau, jie yra universalesni ir praktiški bei racionalūs. Šiame kurse yra pateikiami keli būdai, kurie bus naudingi pradedant savo verslą ir pasiekiant potencialus. Pradedame nuo 6 žingsnių internetiniam marketingui pasirengti. Pirmas žingsnis – tinklapis. Žmogui apsilankius parduotuvėje žymiai lengviau išsirinkti prekę, nes ją galima pačiupinėti, pasimatuoti ar kitaip pajausti. Tuo tarpu elektroninėje komercijoje remianti statistiką prekės pasiūlai skiriamos tik 5 sekundės. Nuo jų priklauso, ar klientas pasiliks jūsų puslapyje, ar persijungs į kitą. Taigi patarimas – turite vos 5 sekundės patraukti kieno nors dėmesį. Kiekviename versle turėti tinklapį yra gyvybiškai būtina. Tai tarsi internetinis jūsų verslo veidas. Kurdami tinklapį siūloma laikytis kelių paprastų taisyklių. Pasirinkite 1-2 paprastus šriftus ant balto fono. Sukurkite paprastą ir aiškią navigaciją ir išlaikykite ją identišką kiekviename tinklapio puslapyje. Grafiką, garsą, vaizdą naudokite tik, jei jie sustiprins jūsų siunčiamą žinutę. Įveskite prisiregistravimo paslaugą, kad galėtumėte kaupti elektroninio pašto adresų bazę. Sukurkite taip, kad pirkti būtų lengva, ne daugiau nei 2 paspaudimai iki pirkimo. Atminkite, jūsų tinklapis kaip parduotuvės iškaba. Padarykite ją arba jį draugišką vartotojui. Taigi, kaip ir kalbėjome, turite išties mažai laiko patraukti dėmesį. Antras žingsnis – naudokite paieškos optimizavimo įrankius pirkėjų nukreipimui į jūsų tinklapį. Jeigu internautas ieško pagal apibendrintus raktinius žodžius, tada iškyla klausimas, ar esate pirmajame puslapyje pagal tuos raktinius žodžius. Jeigu ne, tai ar jūsų buvimas iš viso vertas internauto sugaišto laiko. Internautai retai kada pasiekia 2 ar 3 puslapį. Taigi, subrandinus idėją ir pagaminus patį tinklapį, prasideda antras interneto marketingo etapas, taip vadinamas tinklapio išsukimas. Moksliškai tai vadinama optimizuotomis paieškos sistemomis arba sutrumpintai OPS. Trumpai tariant, tai interneto tinklapių projektavimo metodologija siekiant aukščiausių tinklapio pozicijų paieškos sistemų rezultatuose. Tad naudokite OPS reklamuotis. Įsitikinkite, kad parinkote tinkamas žinias, taip vadinamas tagus, metažymes, raktažodžius, sąsajas, unikalų adresą. Visa tai turi reprezentuoti jūsų produkciją. Įsitikinkite,
kad turite specifinės informacijos apie savo produkciją ir galite pateikti fotografijų, vaizdo medžiagos, tyrimų duomenų, aprašymų apie jūsų produktą ar paslaugą ir panašiai. Trečias žingsnis. Elektroninis paštas ir naujienlaiškiai. Elektroniniai laiškai marketinge yra žymiai pigiau ir žymiai efektyviau nei spausdinta reklama ar televizijos ar radio reklama, nes jinai tiksliai pasiekia vartotoją. Elektroninio pašto adresų bazė pati vertingiausia internetinėme versle. Jūsų laiškų gavėjai turėtų papulti į vieną iš šių kategorijų. Jūsų elektroninius laiškus užsiprenumeravę gavėjai, potencialūs klientai, kurie kažkada parodė susidomėjimą jūsų produktais arba paslaugomis, nebūtinai internetu, ir esami jūsų klientai. Rekomenduojama juos informuoti, naudojant naujienlaiškius. Išskiriami keli naujienlaiškių tipai. Vienas jų laiškai apie produktus. Tai yra laiškai skatinti konkrečių produktų pardavimą. Juose turėtų puikuotis šių produktų nuotraukos, kainos, dominuoti ryškus mygtukai skatinantis arba pirkti arba sužinoti daugiau apie siūlomas prekes. Tai laiškas, kurio dizainui ir antraštėms turite skirti daugiausiai pastangų. Akcijos. Skirtingai nei laiškai apie produkciją, akcijos gali skatinti lankytojus pirkti jūsų parduotuvėje ir nebūtinai konkrečius produktus. Greiti pranešimai. Skirti pranešti vieną svarbę žinutę tiksliniai auditorijai. Šie pranešimai nebūtinai turi būti susiję su pardavimų skatinimu. Pavyzdžiui, papildomas atsiskaitimo būdas, naudinga funkcija ir panašiai. Vienas vertingiausių pranešimų yra apie sandėlyje pasirodžiusias prekes, kurių ieškojo potencialūs pirkėjai. Tačiau taip pat gali būti labai svarbu, siunčiant greitai pranešimą, nevarginti gavėjų nesvarbia informacija, nes tai gali sumažinti jų efektyvumą ateityje. Ir išsamus elektroniniai laiškai apie įvykius. Jūsų kompanijoje įvykusius įvykius, patobulinimus, ateities planus, patarimai lankytojams ir panašiai. Šie laiškai nėra skirti tiesioginiams pardavimams skatinti. Jie stiprina ryšį su esamais klientais. Pavyzdžiui, grožio salonas siunčia laišką savo klientams su patarimais, kaip pasirengti penktadienio vakarėlį arba kaip išsaugoti sveikus plaukus po dažymo. Taigi, šiuo laišku nebus skatinami pardavimai, tačiau skaitytojui bus priminta, kad salonas rūpinosi juo ir taip skatina jį sugrįžti. Daugiau informacijos žemiau pateiktoje nuorodoje. Ketvirtas žingsnis. Socialiniai tinklai. Pasaulyje sparčiai populiarėjant socialiniams tinklams, daugelis kompanijų suskubo pasinaudoti šiomis galimybėmis savo reklamai. Kompanijos samdo interneto dienoraščių rašytojus ar komentatorius, kurie už tam tikrą mokestį atstovauja jiems pasaulinėme interneto tinkle. Kurdami specifinį turinį, jie pritraukia konkrečias rytimis susidomėjusius žmonės, kurie gali tapti potencialiais pirkėjais. Didžiausias tokios sistemos privalumas tai, kad konkretus projektai pritraukia mases lankytojų, kuriuos įdėjus pastangų galima privilioti pas save ir tuo pačiu susikurti savo didelius lankytojų srautus. Taigi naudokitės visomis gyvenimiškomis galimybėmis, socialiniais tinklapiais savo verslo stiprinimui. Dalinkite su savo draugais, artimais, pažįstamais, kitais verslais savo kontaktais ir verslo žinutėmis. Naudokite vaizdo įrašus, blogus, pokalbių svetainės, forumus, internetinius dienoraščius. Lankykitės verslo renginiuose, mugėse ir panašiuose renginiuose. Ir be jokios abejonės naudokitės visais įmanomais ištekliais savo srityje. Bendruomenių centrai, vietinis smulkus verslas ir panašiai. Penktas žingsnis. Internetinė mažmeninė prekyba. Šiuolaikiškiausia ir sparčiausiai besiplėtojanti tiesioginio marketingo forma yra interaktyvus marketingas besiremantis naujausių tiesioginio marketingo kanalu internetu. Įsitikinkite, kad jūs reklamuojate savo verslą visose įmanomose internetinės mažmeninės prekybos svetainėse. Matote jas ekrane. Amazon, eBay ir taip toliau. Pagrindinis šių įmonių veiklos principas
palengvinti prekių įsigijimą. Pirkėjas turi galimybę namuose, ramioje aplinkoje pasirinkti prekę ir neskubėdamas apsispręsti dėl jos pirkimo. Jam nereikia gaišti laiko ir leisti pinigų kelionę į parduotuvę. Taip pat šios prekybos įmonės palyginti su parduotuvėmis turi tam tikrų pranašumų. Šių įmonių steigimas reikalauja mažesnių investicijų, kadangi joms nereikia statyti, nuomoti bei įrengti parduotuvių, jos gali apsieiti su mažesnėmis prekių atsargomis. Mažesnės ir jų veiklos sąnaudos, nes galima išsiversti su mažesniu darbuotojų skaičiumi, mažesnės ir patalpų priežiūros bei valdymo išlaidos. Tai leidžia pigiau pardavinėti prekes. Kai kurių marketingo specialistų nuomonė, toks tiesioginis marketingas yra kur kas daugiau nei vien tik prekių ar paslaugų pardavimas. Tiesioginėme marketinge jie įžvelgia efektyvų bendravimo su pirkėjais mechanizmą, leidžiantį suformuoti su juo ilgalaikius santykius. Pavyzdžiui, bendrovės parduodančios prekes pašto siuntiniais pagal katalogus nuolatiniams savo klientams siunčia informaciją apie specialias priemonės, pavyzdžiui, sumažintas kainas, sveikinimo atvirukus ir mažas dovanėlės. Jos sudaro galimybės pirkėjams naudojantis internete esančiais šių įmonių adresais aplankyti jas, sužinoti apie siūlomas prekes bei paslaugas, pabendrauti su personalu ir dalyvauti įvairiose pramoginėse priemonėse. Taip marketingas tampa tiesioginių ryšių su vartotojais marketingu. 6. žingsnis – tradiciniai būdai. Arčiausiai jūsų verslo esančios bendruomenės yra labai naudingos jūsų verslui. Raskite būdą suintriguoti vietinės medijas ir išnaudokite kitas galimybės – skelbimų lentas, mugės, šou, galimybę padaryti pranešimą, dalyvauti viešoje diskusijoje, labdaringoje veikloje ar panašiai. Kita mūsų tema – socialinis marketingas. Kai kurių autorių dar vadinamas socialus marketingas. Apžvelkime šio būdo privalumus ir priemonės. Taigi socialinis marketingas tai nenutrūkstamas procesas, kurio dėka į jūsų tinklapį nuolatos plūsta lankytojai, bei dėmesio pritraukimas naudojant socialinius tinklus. Išnaudokite socialinį marketingą kaip vieną veiksmingų priemonių ne tik paskleisti savo informaciją apie prekę ar paslaugas. Pagrindinis socialinio marketingo tikslas – vartotojų sudominimas pateikiama informacija ir skatinimas, kad jie šią informaciją pasidalintų savo socialiniuose tinkluose – Facebook, Twitteryje, YouTube ar panašiai. Socialinis marketingas yra dvikryptė nuolatinė komunikacija. Tai yra pokalbis, temų inicijavimas. Būtina kelti diskusijas, atsakinėti į žmonių komentarus. Taigi, tai bendradarbiavimas. Puiku, jei galite pasakyti ir pasiūlyti kažką iš savo pusės, pavyzdžiui, suteikti informaciją, kurios niekas daugiau neturi. Tai yra mokymas. Jūsų produkcija gali būti naudojama išmokyti žmonės, kaip kažką įdomiau pasidaryti. Tai yra pramogos. Informaciją galima pateikti įdomiai ir palinksminti žmonės. Socialinio marketingo procesas yra sudarytas iš 3 pagrindinių elementų. Vartotojų orientavimas, savanoriško keitimo skatinimas ir ilgalaikis planavimas. Toliau tarsime kiekvieną jų. Vartotojų orientavimas ar nukreipimas. Socialinėme marketinge vartotojas aktyviai dalyvauja marketingo procese. Todėl būtina suprasti bendruomenės lūkesčius ir sugebėti pritaikyti savo pasiūlą, projektą šiems lūkesčiams patenkinti. Pagrindinis tikslas yra sukurti pasitikėjimu grįstus, draugiškus ir glaudžius santykius tarp vartotojo ir socialinio projekto įgyvendinimo komandos. Socialinis marketingas yra grindžiamas ne tik vartotojo orientavimosi filosofija, bet ir savanoriško keitimosi principu. Socialinio marketingo kaip tradicinio marketingo procesas turi būti panašus į ilgai veikiantį sudėtingą mechanizmą ir turėtų būti grindžiamas gerai suplanuota ir argumentuota strateginė kompanija. Todėl rekomenduojama socialinio marketingo strategijos elementus
pirmiausia išbandyti su nedidelėmis tikslinėmis auditorijomis, įvertinti ir tik tuomet pateikti plačiajai auditorijai. Jūsų tikslas būnant socialinėme tinkle užmegzti pokalbį ir kad apie jūs kalbėtų. Taigi 10 žingsnių programa, kaip pradėti savo efektyvę komunikaciją socialinėme tinkle. Pradedame nuo prisiregistravimo. Reikia nusiteikti, kad einame į socialinę žiniasklaidą, o joje turime ką pasakyti. Tik tuomet verta susikurti savo paskyrą. Susipažinimas. Ateiname ten, kur jau vyksta bendravimas. Tikriausiai nereikia iš karto atėjus šaukti aš čia. Reikia nueiti tas grupes, kurios jums įdomios. Suprasti, kas vyksta jūsų srityje. Galbūt apie jūs jau kalbame. Išsiaiškinkite, kas jūsų konkurentai, kokios grupės ir puslapiai jums yra svarbus. Savo paskyros puslapio sukūrimas socialinėme tinkle ir pristatymas. Socialiniuose tinkluose visko pilna, todėl reikia kuo įdomiau save pristatyti. Tokiu būdu pasieksime didesnę sėkmę. Savo profilio reikia daryti tik tada, kai gerai žinome aplinką. Reikia prisitraukti draugų. Daug dėmesio skirti, kad pirmieji draugai būtų tinkami. Tie, kuriems išties įdomi jūsų veikla. Užduotis – pasikviesti kokybiškus, neatsitiktinius draugus, kurie skleistų jūsų žinią. Dalyvavimas kitų diskusijų. Diskusijų inicijavimas ir juose įsitraukimas į jas. Reikia daug ir nuolatos bendrauti. Subūrimas. Pasiūlykite ir jūs temą. Pradėkite diskusiją pas save. Pasakojimas ir reklama. Kai jūs jau žino, galima kalbėti apie save ir savo paslaugas, reklamuotis. Jaukumas ir sklaida. Ateina jausmas, kad esate čia savas. Jūs visus pažįstate ir jūs visi pažįsta. Šie klausimai jums padės parengti socialinio verslo vieno lapo marketingo planą. Taigi, žmonės. Kokią grupę konkrečiai jūs norite pasiekti? Rėmėjus, savanorius ar investuotojus? Kur šios konkrečios grupės žmonės dažniausiai lankosi drauge? Apie ką jie kalba? Kitas aspektas – tikslai. Kodėl būtent tą grupę jūs norite pasiekti? Norite turėti daugiau sekėjų, surinkti daugiau kontaktų, daugiau rėmėjų? O kaip jūs pamatuosite sėkmę? Strategija. Kaip jūs viešinsite savo idėją? Kokius kanalus tam naudosite? Ir taktika. Kokius internetinius būdus jūs naudosite? Siūlau šiuos klausimus užsirašyti prieš pradedant rengti marketingo planą. Klausimai pasirenkant būdus. Kokius konkrečius tikslus jūs keliate savo produkcijos viešinimui, naudojant socialinį marketingą? Kas jūsų tikslinė auditorija? Ar žinote, kokiais socialiniais tinklais jūsų tikslinė grupė paprastai naudojatės? Ir kokią žinutę jūs jiems norite nusiųsti, naudodami tą konkretų socialinį tinklą? Taigi, socialinis marketingas gali mums padėti pasiekti labai konkrečių tikslų, didinančių mūsų verslo patrauklumą ir žinomumą. Tai yra pakelti jūsų tinklapį į aukštesnį matomumo lygį, užmegzti kontaktus, padidinti pasitikėjimą prekės ženklu, sustiprinti prekės ženklo atpažinimą ir sukurti pozityvią jo asociaciją ir be jokios abejonės sustiprinti komunikaciją su tikslinėmis auditorijomis. O toliau tarsime pačias populiariausias socialinio marketingo priemonės arba įrankius ir jų naudą. Kaip jūs jau matote, kalbėsime apie Facebooką, Google+, Pinterest, Twitter, LinkedIn ir YouTube.
Pirmiausia, pats populiariausias įrankis, jau turbūt atpažinote – Facebookas. Tai kasdienė draugiška aplinka, kurioje būtinos aktyvios socialinio marketingo strategijos. Pradėkite nuo sekėjų pritraukimo. Ypatingą dėmesį reikia skirti savo paskyros vizualizacijai. Taigi, tai itin veiksmingai veikia potencialius vartotojus. Socialinis marketingas čia nukreipiamas tikslingai į jūsų verslo tematikos straipsnius, vaizdo medžiagą, vaizdus ir panašiai. Facebook'e žmonės paprastai lankosi, ieškodami poilsio, pramogų, bendrauja su draugais. Turėkite omenyje, kad malonus, lengvas bendravimas padės pasiekti tinkamą auditoriją. Kitas įrankis – Google+, rimtas konkurentas Facebook'ui. Čia taip pat galime pasiūlyti panašią kasdieninę atmosferą ir pramogų. Google+ galima dalintis nuotraukomis, vaizdo medžiaga, nuorodomis. Čia galima pasiekti ir visus sekėjus. Google+ vartotojai raginami susikurti savo draugų ir pažįstamų ratus, kaip antai bendradarbiai ar šeimos nariai, su kuriais galima dalintis specifinė informacija. Ir kas labai svarbu, vienu metu galima bendrauti su draugais ir žiūrėti klipus iš YouTube svetainės, pavyzdžiui. Pagrindinės svetainės funkcijos yra labai panašios į kitų socialinių tinklapių teikiamas paslaugas. Tai yra žinučių rašymas, nuotraukų, vaizdo klipo ir internetinių nuorodų talpinimas iš interneto arba mobiliojo telefono. Taigi naudojimasis šituo įrankiu nesukels mums papildomų rūpesčių. Dar nepakankamai atskleistas ir naudojamas įrankis Pinterest. Tai naujausia virtuali lenta, kurioje siūloma prisekti patikusias nuotraukas ar vaizdo filmukus, kuriuos vartotojai randa naršydami internete. Puslapis vis sparčiau populiarėja ir jau turi užsitarnavęs vietą tarp tokių socialinių tinklų gigantų kaip Facebook, Google+ ar Twitter. Pinterest ir kiti tokio pobūdžio socialiniai tinklai tai nauja mada tarp vis didėjančio vartotojų rato. Ir nauja erdvė verslams plėsti savo klientų ratą ir susidraugauti su jais. Tai dar viena vieta, kurioje gali reklamuoti savo produkciją ir visą tai nemokamai. Teisingiau būtų pasakyti, skleisti verslo idėjas, filosofiją, požiūrį ir nuostatas. Tinklapyje atsiveria labai plačios, naujos perspektyvos ir į reklamą reikia pažvelgti plačiau. Taigi, naudojant šį įrankį atsiveria galimybė vizualiai perteikti verslo idėjas, nuostatas. Pavyzdžiui, jei jūs esate restoranas, teikiantis sveiką maistą, galima dalintis nuotraukomis su vietovėmis, kuriuose auga produktai, iš kurių pagaminamas maistas. Taip pat galima sukurti lentą, kurioje vyraus vaizdai, atspindintys restorano filosofiją ar muziką, kuri grojo restorane. Svarbu, kad tai būtų gražu ir vartotojams kiltų noras dalintis. Tai yra persisekti tai ant savo lentos. Taip pradėsite aplink savo prekės ženklą burti žmonių sekėjų, kuriems bus įdomus jūsų prekės ženklus ir artimi su prekės ženklu susiję dalykai. Twitter. Tai socialinis tinklas startavęs 2006 metais. Twitter pagalba galite bendrauti su draugais, šeima, bendraminčiais, dalintis nuorodomis ar nuotraukomis siųsdami žinutes. Daugumo portalų ar naujienų naudoja Twitterį, todėl sekant jų paskyras galima gauti naujausią informaciją, o ir apie save paskelbti realiu laiku. Keli patarimai. Informuokite apie ypatingas naujienas, nuolaidas. Būtinai atsakykite, jei klientas parašė apie jūs ką nors pozityvaus. Ir svarbiausia, būkite pasiruošę komunikuoti kiek galima aktyviau. Ši priemonė reikalauja laiko skelbti, atsakyti ir diskutuoti. LinkedIn – Microsoft bendrovės profesinis socialinis tinklas. Socialinis tinklas skirtas bendrauti su verslo partneriais, užmegzti naujus profesinius ryšius ir ieškoti darbo ar darbuotojų.
Kitaip nei Facebook'e, vartotojai LinkedIn tinkle nepraleidžia daug laiko ir į paskyras paprastai nekelia pusryčiais išsidėliojusių kūdikių ar kačiukų nuotraukų. Tai įrankis skirtas darbui. Tarsi interaktyvus gyvenimo aprašymas su rekomendacijomis ir papildomomis galimybėmis. Tad ir paskyra turėtų būti atitinkamai sutvarkyta. Čia naudojami duomenų analitikos algoritmai, kurie patys rekomenduoja vartotojams įmonės ar konkrečias darbo pozicijas, kitus tinklo narius, su kuriais esą vertėtų susipažinti. YouTube – Google bendrovės socialinis tinklas, kuriame kiekvienas prisiregistravęs gali įkelti vaizdo įrašus ar dalintis jais su kitais. Tai itin populiarus įvairių tikslų turinčių vartotojų tarpe. Nes tai yra antras didžiausias paieškos tinklapis, tai yra ketvirtas didžiausias tinklapis visame internete. Kiekvieną minutę vartotojai į YouTube įkelia apie 13 valandų video. Per dieną peržiūrų skaičius siekia apie 1 milijardą. Taigi, aptarėme pačius populiariausius įrankius savo verslo marketingui. Parinkti patį tinkamiausią jums padės savo klientų vartotojų pažinimas. Apie tai toliau. Informacija apie jūsų potencialius vartotojus padės nuspręsti, kurie marketingo metodai ir įrankiai verti jūsų dėmesio, investicijų ir laiko. Potencialius vartotojus segmentuoti galite pagal kelis požymius. Geografinį, apsisprendžiant teritorinių principų. Galima išskirti miesto ir kaimo gyventojų segmentus, rinką galima suskirstyti ir pagal administracijas teritorijas, net klimato zonas. Tai taip pat turės įtakos perkamų ir vartojamų prekių pobūdžiui. Dažnai rinka yra segmentuojama ir pagal demografinius požymius. Tai yra žmonių amžių, lytį, užsiėmimą, išsilavinimą, šeimos dydį, šeimos gyvenimo ciklo etapą, pajamas, religiją, rasę, tautybę ir panašiai. Šie skirtingi požymiai lemia tai, kad žmonės perka ir vartoja nevienodas prekes. Psichografinis rinkos segmentavimas remiasi vartotojų suskirstimu į grupės pagal psichologinius požymius. Prie psichologinių požymių priskiriama nuostata, nuomonė tam tikrų prekių ar prekės grupių atžvilgių, asmenybės požymiai tokie kaip charakterio savybės, komunikabilumas, savarankiškumas ar konservatyvumas, elgsenos požymiai tokie kaip gyvenimo pirkimo įpročiai. Pavyzdžiui, įmonės skirstydamos vartotojus pagal jų asmenybės požymius gali siūlyti prekes tik konservatyviems, arba tik savarankiškams, arba tik inovacijas mėgstantiems klientams. Dar vienas segmentavimo požymis – vartotojų elgsena. Rinką galima padalinti segmentus atsižvelgiant į motyvus skatinančius vartotoją pirkti. Spręsdamas ar pirkti ar nepirkti, kiekvienas vartotojas turi savo motyvą. Įmonės gali atlikti segmentavimą ir pagal prekės vartojimo intensyvumą. Vartotojai, kurie perka tos pačios rūšies prekių daug, sudaro didįjį rinkos segmentą. Taigi, suskirsčius vartotojų rinką į atskirus segmentus, įmoniai vertas nuspręsti, kuris segmentas yra patraukliausias, kiek ir kokius rinkos segmentus apimti ir kokias marketingo strategijas šiems segmentams pritaikyti. Toliau siūlome pakalbėti apie klientų pasitikėjimą skatinančias priemonės. Tai yra internetinių atsiskaitimų saugos priemonės, būdus, prekės ženklo reikšmę ir aptarti, kaip šitie požymiai lemia vartotojų pasitikėjimą. Pirkimo procesas internetu pirkėjui turėtų būti greitas ir malonus, tačiau taip atsitinka ne visada. Pagal naujausius tyrimus potencialūs interneto pirkėjai neperka internetu, nes nepasitikė elektroninių apmokėjimų saugumu, bijo pateikti asmens duomenis nepatikimiems pardavėjams arba nepasitikė pardavėjų dėl prekių pristatymo. Didžiausia praktinį pritaikomumą įgavusi savireguliacinė priemonė tai yra pasitikėjimo žymėjimas, kuris yra išreiškiamas pasitikėjimo ženklo saugu pirkti patalpinimo interneto svetainėje.
Šis pasitikėjimo ženklas užtikrina vartotojų apsaugą visos ES erdvėje, bei garantuoja, jog vykdantis elektroninę prekybą ir turintis teisę jį naudoti atitinka visus reikalavimus keliamus elektroniniai parduotuviai veikiančiai ES rinkoje. Saugu pirkti pasitikėjimo ženklo schema sukurta po detalių konsultacijų su vartotojų teises ginančiomis ES ir Lietuvos institucijomis ir laikoma viena pažangiausių ES. Saugu pirkti pasitikėjimo ženklas jūsų pirkėjams būtų puikus garantas, kad jūsų parduotuvė atitinka daugiau kaip 40 privalomų ir griežtų kriterijų, suderintų su ES ir Lietuvos vartotojų teisių institucijomis ir vykdo savo įsipareigojimus bei yra atsakinga elektroninio verslo atstovė. Elektroninės parduotuvės registracija Saugu pirkti sistemoje galima internetinėje svetainėje Saugu pirkti LT. Adresą jūs matote skaidrės apačioje. Pardavimų internetu sėkmę lemia tai, kaip greitai ir paprastai ir saugiai galima įvykdyti pirkimą. Elektroninių atsiskaitimų integracija stipriai padidina elektroninės parduotuvės pardavimus. Renkantis, kuriuos apmokėjimo būdus integruoti, būtina apgalvoti, kuris variantas patogiausias būtent jūsų klientams. Jei auditorija perkanti prekes jūsų parduotuvėje išsibarsčiusi po visą pasaulį, patogiausias atsiskaitimo būdas būtų PayPal ar Paysera. Jei svetainėje mokėjimai atliekami dažnai ir didžioji dalis auditorijos atkeliauja iš Lietuvos, ir jums ir pirkėjų naudingiausia naudoti tiesioginę BankLink sąsają. Trumpai aptarksime kiekvieno jų privalumus. PayPal. Tikriausiai didžiausias PayPal privalumas – patogus būdas surinkti įmokas iš užsienio klientų ar lietuvių gyvenančių svetur. Integruoti atsiskaitimą PayPal sistema yra gana paprasta ir nebrangu. Tačiau yra keli aspektai, apie kuriuos turėtumėte žinoti. Pirkėjas už prekę atsiskaitęs naudodamas PayPal mokėjimų sistemą, vėliau pinigus gali tiesiog atsiimti ir jums bus gana sunku įrodyti savo tiesą bei susigrąžinti jums priklausančius pinigus. PayPal mokėjimų sistemoje yra funkcija refund, kurią naudodamasis pirkėjas gali atgauti sumokėtus pinigus, nurodęs, jog prekė, kurią jis įsigijo, yra nekokybiška arba neatitinka prašymo. Šią riziką reikėtų apsvarsyti ir įvertinti. Kitas būdas yra Paysera. Gana greita ir nebrangi integracija. Mokėjimai per daugiau nei 10 000 vietinių ir užsienio bankų atsiskaitimai Visa, Mastercard, Maestro kortelėmis galimi. Atsiskaitimai per tarptautinės mokėjimų sistemas grynaisiais ir tiesiogiai per Paysera sistemą taip pat galimi. Paysera veikia 184 šalyse ir aptarnauja daugiau nei 30 valiutų, o mokėjimo langas yra išverstas į 18 kalbų. Leiskite pirkėjams atsiskaityti jiems įprastų būdų, o informaciją pateikite jiems suprantama kalba. Galimas ir BankLink modulis. Keli paspaudimai kairiuoju pelės klavišu ir jūsų klientas jau savo elektroninės bankininkystės paskyroje, kurioje ir atliks mokėjimą už pirkinį. Šis sprendimas nėra brangus, tačiau pasitvirtina kaip efektyvus ir saugus apmokėjimo būdas. Pasitikėjimo faktorius elektroninėje prekyboje yra gana svarbus, todėl suteikdami lankytojų mokėti už paslaugas ir prekes tiesiogiai iš savo banko paskyros sukursite patikimumo įspūdį. Galėsite greičiau vykdyti klientų užsakymus, nes bankas iš karto informuos apie sėkmingai atliktą mokėjimą. Jums nereikės laukti ir ieškoti apmokėjimo patvirtinimų sąskaitų išrašuose. Ir dar vienas būdas tai tiesioginis debetas. Sprendimas brangus, tačiau suteikiama privilegija į mokėjimų sistemą pajungti kreditinės korteles. Įmanoma periodinio debeto galimybė. Tačiau nevertėtų pamiršti, kad įgalinus tiesioginio debeto funkciją, jums teks užtikrinti vartotojų duomenų apsaugą. Na ir paskutinis pirkėjo pasitikėjimą keliantis požymis tai yra prekės ženklas. Prekės ženklas tai gali būti žodis
Žodžių junginys, simbolis, raidė, skaitmuo, piešinys, emblema ir šūkis, kurį žymi ir padeda atskirti vienam asmeniui ar įmoniai priklausančią prekę ar paslaugą nuo kitų panašaus pobūdžio prekių ar paslaugų. Prekės ženklas tai vienas iš rinkodaros reklamos elementų. Gerą reputaciją turintis prekės ženklas jo savininkui atneša nemažai naudos. Pagrindinė prekės ženklo funkcija – identifikuoti prekės šaltinį. Tai tarsi kalba, kuria gamintojas kalbasi su vartotojais. Kartais prekės ženklai tampa tokie žinomi, kad niekas nebenaudoja daikto pavadinimo. Užtenka pasakyti ženklą ir suprantama, apie ką kalbama. Pavyzdžiui, Mercedes, Coca-Cola, Maxima, Akropolis ir panašiai. Šie prekės ženklai žmonėms taip gerai žinomi, kad jie net nebesusimąsto, kad Mercedes tai moters vardas, o Akropolis istoriškai žymi vieta Graikijoje. Taigi prekės ženklas dažnai atlieka anoniminio prekės šaltinio identifikavimo rolę. Vartotojai žino apie prekę, bet negali pasakyti įmonės pavadinimo, kuriai priklauso ženklas. Dažnai tokiu būdu įmonės pakeičia savo pirminį pavadinimą į prekės ženklą. Prekės ženklo pagrindą sudaro 5 jutimai – vaizdas, garsas, o gali būti ir skonis, lytėjimas ir kvapas. Visi jutikliai sukelia vidinę emociją, o tai suteikia energijos prekės ženklui. Prekės ženklas turi savo vertę. Iš pradžių vertė tolygi registravimo išlaidoms, tačiau įgijus reputaciją prekės ženklo vertė išauga. Pačių brangiausių pasaulyje prekių ženklų vertė siekia milijardais dolerių, o kartu tai rodo ir pirkėjų pasitikėjimą. Svarbu, kad savo prekės ženklą įregistruotumėte. Įregistravę prekės ženklą turėsite išimtines teises jį naudoti ir drausti tą patų ar panašų ženklą naudoti kitiems. Prekės ženklas Lietuvoje registruojamas valstybiniam patentų biurui, pateikiant nustatytos formos paraišką, registruoti prekės ženklą ir išduoti prekės ženklo liudijimą. Prekės ženklo registracija Lietuvoje galioja 10 metų. Po to registracijos galiojimas gali būti pratęsiamas. Taigi, aptarėme įvairias internetinės verslo vystymo priemonės, kurios gali jums būti naudingos pritraukiant klientus ir vartotojus. Tikimės, kad šios žinios buvo naudingos ir padės jums plėtojant savo verslą ir laukiame jūsų kituose webinaruose. Dėkojame už dėmesį.